Sveiki visi, su jumis ir vėl Vytautas iš Klauskite LT ir šį kartą aš parodysiu, kaip reikia Windows 7 arba 8 atnaujinti į Windows 10. Taigi, Klauskite LT jau yra straipsniukas apie tai, kaip reikia daryti tą naujinimą. Ir yra video apie švarų instaliaciją, taigi dabar tiesiog video apie Windows 10 naujinimą. Jisai yra labai paprastas, kaip matome, čia tik tai šiek tiek teksto ir keletas screenshotų, bet pabandysiu padaryti ir šiokį tokį video ir, tarkime, slideshow, kaip visas procesas vyksta. Taigi, ko jums reikės, tai iš pradžių reikia parsisiųsti Windows instaliacinį toolsą, taigi nueiname į Google ir įrašome Windows 10 download ir tada bus pirmas linkas Microsoft.com, Windows downloads. Taip, ir tada čia kažkur turėtų būti gerai, ne pirmas linkas, antras linkas Microsoft.com and US software download Windows 10. Taip, taigi mums reikia šito puslapio ir čia pavažiavę žemyn bus parsisiuntimas instaliacinio toolso 32 arba 64 bitų. Kai pasižiūrėti, koks yra jūsų kompiuteris video, paliksiu šio video aprašyme. Taigi mano yra 64, parsisiunčiu aš 64 ir aš galiu tiesiog paspausti Run. Ir jis automatiškai pasileis. Ir tada tiesiog sekite šio vedlio, ką jūs norite daryti. Upgrade this PC now. Next. Ir tada vyksta Windows siuntimas. Na, o kol vyksta šis siuntimas, aš šių 7 Windowsų kol kas nenaujinsiu. Aš parodysiu screenshotus, taigi, kaip viskas vyks. Matome, iš pradžių vyksta ISO failo siuntimas. Jisai vyks gan ilgai, nes pats ISO failas, man atrodo, apie 3 GB. Taigi, priklausomai nuo jūsų interneto greičio, tai užtrukt gali pusvalandį ar net kelias valandas. Taigi, bus parsisiųsta tas ISO failas ir tada prasidės instaliacija. Pirmas langas, ko gero, bus apie Windowsai dar. Parsisiuntę ISO failą parsisiūs update'ų. Tada kitas langas bus apie making sure you're ready to install. Tiesiog Windowsai, Microsoftas nori įsitikinti, kad jūs esate pasiruošę instaliuoti naują operacinę sistemą. Ir tada, jeigu viskas bus gerai, bus įrašyti Windows 10 ir išsaugoti visi failai, kurie yra jūsų operacinėje sistemoje. Taigi tarp švarios instaliacijos ir šio upgrade'o skirtumas yra tas, kad švari instaliacija ištrina visus jūsų failus nuo desktopo, My Documents ir panašiai, taigi juos reikia būtinai išsisaugoti kur nors kitur. Taigi tai vyksta švarioje instaliacijoje, viskas dingsta, jūsų programos dingsta, visi failai dingsta, o darant upgrade'ą, kaip aš darau šiuo atveju, viskas bus išsaugota. Ir tik tai atnaujinta jūsų operacinė sistema. Taigi, ready to install, čia spausime install. Ir tada Windowsai dar update'ų atsisiūs. Ir tada vyks pasiruošimas. Tada bus kuriama medija. Jūs vis dar galėsite naudoti savo kompiuteriu, kol vyksta šis procesas. Ir tada vyksta parsisiuntimas Windows 10. Dabar susimaščiau, ar šitie screenshotai iš eilės visi, bet man atrodo buvo viskas daryta iš eilės, nes sunumeravimas kaip ir geras. Taigi, bet kokiu atveju next. Ir tada, ką jūs norite daryti toliau. Čia vis šitą langą jau pamatysite, kai bus ISO failas ir visi upgrade'ai ir panašiai, visa konfiguracija jau patikrinta, taigi spausite Upgrade this PC now, kad būtų jūsų kompiuteris atnaujintas į Windows 10. Pasirinksite šį meniu, tada Next. Tada sutiksite su visomis Microsoft'o sąlygomis. Spausite Accept. Ir tada Windowsai pradės visą įrašymą. Taigi, po šio sutikimo, ko gero daugiau, kaip ir nieko spausti nereikės gan ilgokai. Ir tada kompiuteris persikraus ir matome, čia yra fotografija, Installing Windows 10. Ir jūsų kompiuteris gali persikrauti keletą kartų. Taigi vyksta Windows instaliacija ir matome štai šie procentai, jie turės važiuoti iki 100.
Taip, taigi kai jau viskas bus parsisiūtas, instaliuota ir panašiai, čia galima bus nusistatyti keletą Windows nustatymų, bet juos galima pasikeisti vėliau jau operacinėje sistemoje, taigi galite paspausti Use Express Settings, tada New Apps for New Windows, čia galima spausti tiesiog Next, tai neužims labai ilgai, čia nieko daryti nereikia, tiesiog palaukti, kol šis langas dings ir viskas, tada išvysite Windows logo, Welcome screeną ir voila, štai taip atrodys jūsų nauja operacinė sistema. Taigi netgi wallpaperis ir visa kita po upgrade'o lieka kaip ir buvę. Taigi štai tiek apie Windows atnaujinimą, Windows 7, Windows 8 atnaujinimą į Windows 10. Visus linkus ir informaciją paliksiu šio video aprašyme ir taip pat galite pasiskaityti trumpą straipsnelį klauskit.lt Windows 10 atnaujinimas. Su jumis buvo Vytautas, tikiuosi, kad čia pamokėlė kam nors pravertė. Nepamirškite prenumeruoti, jeigu dar neprenumeruojate ir palikti laiko. Iki.